Mano tema taip pat pakankamai plati. Pabandysiu papasakot taip, kad reikalui esant galėtumėt susirasti reikalingą trūkstamą informaciją, bet kad maždaug įsivaizduotumėt bendrai, kaip atrodo, kas padaro mūsų pastatus gyvenamais, nes jeigu mes pasistatėm dėžutę, įsidėjom langus, tai dar nereiškia, kad mes tam galim gyventi, ar ne, mums reikia ir oro, kad kažko kvėpuoti, ir tą pastatą reikia šildyti ir vėsinti ir panašiai. Tai šiek tiek apie tai ir pakalbėsiu. Tai būtent, kad padaryti pastatą gyvenamu, mes paprastai galim tai daryti dviem būdais. Tai taip vadinamos pasyvios priemonės ir aktyvios priemonės. Jeigu mes tiesiog nusprendžiam, kad mes padarysim katilą, kuris degina kietą kurą, ar ne, įsistatysim čia katiliuką, išsivesim kaminą ir jį kūrensim, tai mes sunaudosim daug energijos ir tai bus taip vadinama aktyvi priemonė. Bet jeigu mes nuspręsim tą pastatą apšiltinti labai gerai, jau mums reikės to kuro mažiau. Kitaip tariant, mūsų pasyvios priemonės kartais padeda mums taupyti tų vadinamų aktyvių priemonių. Ir, na, lygiai taip pat, sakykime, kad tas pastatas būtų gyvenamas, mes turim pagalvoti, kaip mes jį apsaugosim nuo saulės, ar ne, ar mes galbūt padarysim kažkokius šešėliavimo sprendimus tam pastatui, galbūt panaudosim juos fotovoltiniams elementams įrengti ir taip toliau. Tai mes projektuodami statinį, mes galvom apie tas dvi dalis, kaip padaryti tuos pasyvius sprendimus, kurie mums vėliau nebenaudos energijos, jie tiesiog bus ir pastatas bus taupesnis. Na, o ko mes jau nebesugebam padaryti tomis pasyviomis priemonėmis, mes tada jau šildom, šaldom, vėdinam ir taip toliau. Porą pavyzdžių, šiek tiek iš istorijos apie pasyves priemonės. Tai Danijos Lesų saloj žmonės savo pastatus nuo seno šiltindavo jūržolėmis, iš jūros išsitraukdavo jūros žolės, kurios gali tarnauti kelis šimtus metų, nes jos yra labai patvari medžiaga. Ir apšiltindavo tokiu būdu savo statinius, kaip matot, langai nėra labai dideli, bet pastatas yra ypatingai šiltas, jisai dar perteklinę drėgmę sugeria. Tai yra vienas iš labai neblogų pasyvios architektūros pavyzdžių. Kaip tai atrodo, čia jau spręskit patys, galbūt tokių ir nesuprojektuosit, bet galbūt įkvėpimui padės. Šiek tiek primena ir tuos šiaudinius namus, ar ne? Na, o pavyzdžiui, vidurio rytuose mes turim kitą pasyvę technologiją, kuri yra vadinama vėjo gaudyklėmis, kurios tai buvo statomas irgi prieš šimtus ir tūkstančius metų, kadangi vidurio rytuose, kad pastatai neperkaistų, jiems reikia nuolat pastatus vėdinti, bet tuo laiku, kada tie pastatai buvo statomi, nebuvo galimybės įrengti ventiliatorius, naudoti elektrą ar daryti kažką panašaus. Tai žmonės kūrybiškai tiesiog iškeldavo tokį aukštą bokštą. Šitam paveikslėlį matot, kaip atrodo to bokšto pjūvis, jisai turi 4 sieneles viduje. Na ir ką jisai padaro, tiesiog pučiant vėjui, jisai tą vėją pagauna vienoj pusėje ir vėjas yra nukreipiamas žemyn į pastatą, kur jisai išvedina pastatą ir pasišalina po to per kitas dalis to mūsų kamino. Tai taip pat, grįžtant šiek tiek prie tvarumo temos, pastatyti tokį įrenginį, mes žinoma, kad išnaudoja medžiagas, bet jau vėliau jisai veikia tiesiog visiškai be jokių energijos sąnaudų ir tiesiog vėdina mum pastatą. O jeigu dar mes priedo privestume jam šiek tiek vandens, kaip ir šitam pavyzdį, tai gali oras būti patraukiamas į pastatą, kontaktuodamas su tuo drėgnu vandeniu ir tai dar padeda šiek tiek ir vėsinti ir drėkinti orą. Tai tokių įvairių pasyvių technologijų yra pasaulyje nuo seno, aš jų daugiau neminėsiu, bet turbūt pagrindinis dalykas, ką mes bandom visada padaryti, tai yra sukurti tinkamą mikroklimatą pastate žmonėms. Ir šitoj skaidriai tiesiog bandau parodyti jums, nuo ko priklauso mikroklimatas ir ką po to veikia mikroklimatas. Tai žinoma, kad pirmiausia mes turim galvoti apie tai, kokiose klimatinėse sąlygose mes projektuojam, koks yra užterštumo lygis, kokie yra išoriniai poveikiai ir kokias konstrukcijas mes privalom pasirinkti. Tada kaip mes viską efektyviai išplanuojam, kokią architektūrą pasirenkam, kiek pas mus bus langų ir sienų santykis, koks langų matmenys, ar perkaistos patalpos nuo per didelių stiklų ar ne. Tada turim patalpoje vidinius išsiskyrimus, patalpoje turim žmonės, kurie vykdo įvairius procesus, jie išskiria šilumą, drėgmę, kažko kvėpuojam,
patalpas valom, reiškia išskiriam kenksmingas medžiagas į aplinką. Na ir turėdami visą tą derinį, mes galiausiai parenkam šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo technologijas, kurios padeda mums padaryti taip, kad tas pastatų mikroklimatas vis dar veiktų ir būtų sveikas žmonėms. Na, o ką veikia pats mikroklimatas, tai žinoma, kad pirmiausia gyvenimo kokybė, tai kaip mes jaučiamės, tai kiek mes esame darbingi. Turbūt patalpoje be langų mes ilgai nesijausim darbingi ir nesijausim gerai, lygiai taip pat kaip ir patalpoje be oro. Na ir taip pat turim poveikį žmonių sveikatai, nes mes šiuo metu gyvenam apie 90% viso savo gyvenimo mes praleidžiam uždarose patalpose, tai arba namuose, ar mokyklose, darbuose, ar transporte. Tada žinoma, kad mūsų mikroklimatas, kad mes susišildytume, atsivesintume patalpas, tai naudojame energiją, tai reiškia, mikroklimatas veikia tai, kiek mes sunaudosime energijos. Na ir galiausiai poveikį aplinkai turim, kurį taip pat Eglė minėjo, kad mes eksploatuodami pastatus, juos prižiūrėdami į aplinką išmetam anglies dioksidą. Tai užkabinsiu šitas tokias pagrindinės dalis ir vienas turbūt iš tokių pirmų dalykų, tai yra apie šiluminį komfortą, kaip mes galim nuspręsti, ar žmonės gerai jaučiasi pastatuose. Ir paprastai mėgstu paklausti visų, ką mes jaučiam šiluminę prasme, kaip pavyzdžiui paliečiam šaltą stiklą ar ne, ir ar mes jaučiam jo temperatūrą ar ne. Ir daugelis turbūt įsivaizduoja, kad jeigu mes paliečiam kažkokį daiktą, mes iš tikrųjų jaučiam jo temperatūrą, bet iš tikrųjų, ką mes jaučiam šilumos mainus. Mes jaučiam, ar mes gaunam šilumą iš to objekto, ar mes prarandam šilumą. Tai taip veikia ir šiluminis komfortas ir, pavyzdžiui, sakyti, kad mes jausimės puikiai prie plus 22 laipsnių Celsijaus visada nėra tiesa, nes viskas priklauso nuo to, ką mes veikiam. Jeigu mes esam lengvai apsirengę, galbūt mums reikės 22 laipsnių. Jeigu mes sportuojam ir esam šilčiau apsirengę, galbūt mūsų ideali temperatūra bus ir plus 2 laipsniai. Nes pagal tą fizinę veiklą ir savo aprangos lygį mes jausimės visiškai normaliai. Tai jeigu žmogaus organizmas juda, jisai atlieka daugiau fizinės veiklos, mes natūralu, kad daugiau į aplinką išmetam šilumos ir lygiai taip pat mums yra palankesnė, vėsesnė aplinka. Tai žiūrint į tai, kas veikia šiluminį komfortą, tai mes dažniausiai visada pradedam nuo to, kad klausiam savęs, ką čia žmonės veiks, koks bus jų fizinis aktyvumas ir ką jie bus apsirengę, kokia bus jų aprangos šiluminė varža. Na ir pagal tai mes parenkam kitus dalykus. Tai yra, mes galim parinkti oro temperatūrą, santykinį drėginį patalpoje, galim numatyti, kokia bus vidutinė spinduliavimo temperatūra. Čia gal labai nesigilinsiu, bet paprastai šnekant, jeigu jūs sėdit prie karšto daikto arba įkaitusio stiklo, tai jūs gaunat šilumą nuo to stiklo būtent spinduliavimo būdu. Na ir mums taip pat svarbu, kokiu greičiu oras juda patalpoje. Ir visi šitie dalykai pas mus susiveda į vieną jausmą, kurį mes vadinam arba esam šiluminio komforto būsenoje arba ne. Ką jūs galit padaryti savo projektuose, jūs galit labai paprastai pagalvoti, kokią veiklą pas mane atliks gyventojai. Jeigu jie užsiims vidutinio aktyvumo sportinę veiklą, jų fizinis aktyvumas bus prilyginamas 4 MET vienetams. O MET tai yra metabolizmo vienetas, mūsų medžiagų apykaitos vienetas. Tada galit savęs paklausti, ką tie žmonės bus apsirengę, jeigu jie dėvės lengvą vasarinę aprangą, jų apranga yra prilyginama 0,5 kilo vienetų, tai yra šiluminės varžos vienetais matuojant, kiek žmogus yra apsirengęs. Ir tada galit pasižiūrėti šitą grafiką ir nusistatyti, kokia būtų palanki aplinka šiems žmonėms, jeigu jų aprangos lygis būtų 0,5, o fizinis aktyvumas, sakykime, na, čia jau net ir grafikas baigėsi ties 3, bet jeigu žmonės labiau sportuoja, ar ne, jūs turėtumėt kažkur tai palankę temperatūrą apie 16 laipsnių. Jeigu jie sėdi atsipalaidavę, gerai leidžia laiką savo studentų laisvalaikio centre ir jų fizinis aktyvumas yra 1, jiems palanki temperatūra bus 26 laipsniai, plus minus 1,5 laipsnių. Tai truputėlį galit paeksperimentuoti ir jeigu nenorit naudoti tokio grafiko arba, kaip mato, čia kartais išlipa iš ribų,
Tai rasit mano skaidrėse nuorodą į tokį įrankį, kur jūs galite rankiniu būdu įvesti šitus skaičiukus ir pabandyti susirasti, kokia šiluminė aplinka būtų palanki žmonėms. Nuo šiluminio komforto peršokam prie oro kokybės ir kad kalbėti apie tai, turbūt svarbiausias dalykas mums yra, kad žmogus nesinuodytų oru, kuriuo kvėpuoja, kad tas oras būtų švarus. Pagrinde žmogaus kvėpavimo visą sistemą sudaro nosies ertmė. Mes įkvepiam orą, kur jeigu įkvepiam per nosį, nosies ertmėje turime daug kraujagyslių. Tokiu būdu oras patekdamas į plaučius, jisai šiek tiek sušyla, kontaktuodamas su mūsų kraujotakos sistema. Ir mes netgi ir sudrėkinam tą orą, kurį įkvepiam į savo plaučius. Tai jeigu yra labai šalta lauke, visada rekomenduoju kvėpuoti ne per gerklę, o per nosį, nes tokiu būdu jūs tą orą įkvepiamą šiek tiek pašildysit. O bendrai, jeigu paimtume ir paskaičiuotume, kokį plotą kvadratiniais metrais plaučiuose žmogus turi skirtą medžiagų apykaitai, tai yra apie 75 kvadratiniai metrai. Jeigu mes išklotume visus žmogaus plaučius, tai turėtume maždaug tokį plotą. Ir žmogus per dieną įkvepia apie 20 kg oro į plaučius. Kur mums galbūt pasidaro svarbu šita kvėpavimo sistema, tai yra, jeigu mes turim kažkokias stambesnės daleles ore, pavyzdžiui, žiedadulkės, jų diametras yra apie 10 mikronų ir žiedadulkės dažniausiai pas mus nusės viršutiniuose kvėpavimo takuose, nosyje, gerklėje, mes jas galėsim iškosėti, iščiaudėti, bet jeigu mes pradedam žiūrėti į ypač mažas daleles, tai yra 2 mikronai arba dar mažiau, tai šitos dalelės jau keliauja giliai į plaučius ir jos yra mums labai žalingos, nes tiesiogiai gali patekti pas mus į kraujotaką ir vyksta tada organizmo apsinuodijimas. Patikrinau, kokia oro kokybė Lietuvoje yra šiandien, tai galite eiti į lauką, galite pasportuoti, nes visur yra užterštumo lygis žemas, taip pat čia rasit nuorodą, kur galite pasitikrinti, jeigu įdomu, savo miestą ir rasti savo artimiausią tašką žemėlapyje, bet pavyzdžiui šiuo metu mes turim kietųjų dalelių, kurių diametras yra iki 2,5 arba 10 mikronų, koncentracijas labai žemas. Tai šiek tiek gavom lietaus ir mums nusodino pakankamai neblogai tas daleles. Na ir su vėdinimu dažnai turim problemų. Čia tiesiog parodžiau vieną grafiką, kadangi žmonės kvėpuoja, mes įkvepiam orą, kuriame yra daugiau deguonies ir iškvepiam orą jau daugiau prisotintą anglies dvideginio. Tai mes generuojam anglies dvideginį patalpose ir matuodami anglies dvideginio koncentraciją galim pasižiūrėti, kokia yra ta vėdinimo sistemos, koks yra efektyvumas ir ar yra rizika mums čia kažkuo užsikrėsti ar kitom medžiagom apsinuodyti. Tai viena iš eksperimentų, kurį darėm vienoje renovuotoje Lietuvos mokykloje, kaip matot, buvo toks vaizdas, kur leistina koncentracija matuojama dalelėmis milijone oro dalelių, tas dydis ppm, tai yra parts per million anglų kalba. Tai reiškia, kad mes turėtume patalpose turėti apie 1000 ppm koncentraciją anglies dvideginio, bet kaip matot, kai moksleiviai susirenka į pamoką, po pirmos pamokos turim jau 3000, po trečios pamokos 4,5, po ketvirtos pamokos beveik 5000. Tai jeigu kartais jaučiatės apsnūdę patalpoj, tai nebūtinai jums labai nuobodu pamokoj, o galbūt tiesiog reikia langą atsidaryti ir šiek tiek patalpą pravėdinti. Bet projektuodami savo pastatus, numatydami inžinerinės sistemas, pagalvokit apie vėdinimą. Vėdinimas paprastai veikia taip, kad turim vėdinimo įrenginį, kuris paprastai yra sudarytas iš taip vadinamų sekcijų. Mes paduodamą orą į pastatą filtruojam, tada turim šildytuvą arba vėsinimo sekciją, kur mes tą orą galim pašildyti, atvėsinti, tada turim ventiliatorių, triukšmo slopintuvą, kad neprigeneruotume per daug triukšmo ir tuomet tą orą paleidžiam į patalpas, kuriuose mes daugiausiai laiko praleidžiam. Dažniausiai gyvenamosius kambarius, jeigu, pavyzdžiui, tai yra gyvenamasis namas, o ištraukiam orą iš užterštų patalpų. Tai tokiu būdu organizuojam mechaninį vėdinimą pastatuose.
Žinoma, kad su tokiu vėdinimu, kaip čia parodžiau, yra rizika labai, kad mes daug išmesim į aplinką bereikalingai šilumos, nes jeigu patalpoje yra plus 20 laipsnių, laukia minus 10, tai žinoma, mes paimam visą tą orą, mes tą orą pašildom ir po to mes ištraukiam iš patalpų ir tiesiog išmetam. Tai taip pat savo projektuose galit įrašyti arba numatyti, kad jūs galit panaudoti įrenginį su šilumograža. Tai yra vėdinimo įrenginys, kuris gali gražinti dalį šilumos išmetamos atgal į pastatą. Kaip tai yra daroma, jisai tuomet veikia ne taip, kaip čia parodžiau, kad tiesiog paduoda ir tiek žinių. Jisai tuomet paduodama orą išfiltruoja ir oras tuomet praeina pro taip vadinamą šilumokaitį. Tai yra plokštelių paketas ir vienu tarpu tarp plokštelių teka oras į pastatą, o kitu tarpu tarp plokštelių oras teka iš pastato. Ir tie du oro srautai jie nesimaišo, bet jie kontaktuoja per metalą ir atiduoda šilumą iš išmetamo oro paduodamam orui. Taip atrodo kaip pavyzdys, tas šilumokaitis, kuris perduoda išmetamo oro šilumą tiekiamam orui. Ir tokiu būdu jūs galite atgauti apie 80–90% šilumos vietoj to, kad tą šviežią orą šildyti ir sunaudoti daug energijos, jūs galite panaudoti išmetamą oro šilumą. Tai tą galite numatyti savo projektuose. Na ir žinoma, kažkaip turėtumėt pagalvoti, kaip pastatą šildyti. Mes taip pat turim kelis būdus, kaip pastatą šildyti. Tai galim arba numatyti, kad individualus bus šilumos tiekimas. Šių metų projekte turbūt, kad jums reikės numatyti individualų tiekimą. Kitas variantas tai yra centralizuotas tiekimas, kada šiluma pagaminama kažkokioj centriniai šiluminėje elektrinėje arba katilinėje ir tuomet yra paskirstoma į kelis pastatus. Bet lygiai taip pat, jeigu jūs projektuojat pastatų kompleksą, jūs galite numatyti vieną šilumos šaltinį ir pajungti visus savo komplekso pastatus prie to vieno šaltinio. Galbūt viename pastate užtektų turėti šilumos generavimą. Na ir kokią šilumą mes galim naudoti, tai galim arba iškastinį kurą, dujinį skystą, kietą, bet žinoma, dabar žymiai dažniau pradedam galvoti apie tai, kad galim panaudoti saulės energiją arba geoterminę energiją arba naudoti šilumos siurblius. Taip atrodo katilas, jeigu mes nusprendžiam deginti kurą, tai dažniausiai turim taip vadinamą degiklį, kaip čia pavyzdyje deginam dujas ir čia turim taip vadinamą degimo kamerą, kuri yra supama gyvatėle išvedžiotų vandens vamzdžių, kuriuose tas vanduo pašyla, o toliau jisai cirkuliuoja pas mus pastato sistemoje. Tai čia neužversiu jūsų bereikalingą informaciją, tiesiog jeigu turim katilą, sistema atrodo taip, bet dabar turbūt žymiai dažniau mes kalbam apie šilumos siurblius. Ir jeigu norėtumėt savo projekte panaudoti šilumos siurblį, tai mano turbūt geriausias pavyzdys, tai jeigu žinot, kaip veikia šaldytuvas, tai šilumos siurblys veikia lygiai taip pat. Šaldytuvas paima šilumą iš šaldytuvo vidaus ir išmeta tą šilumą kažkur už šaldytuvo. Jisai iš tikrųjų negamina šalčio, jisai viską, ką padaro, tai yra tiesiog perkelia šilumą iš šaldytuvo vidaus į išorę. Kaip tai yra daroma, žiūrėdamas į laiką, manau, kad praleisiu šitą dalį, bet pagrindinis dalykas, tai reiškia, mes turim užpildyti savo sistemą tokią medžiagą, kuri pas mus garuoja žemoje temperatūroje. Tai šaldytuvo viduje mes turim taip vadinamą garintuvą ir mūsų ta medžiaga išgaruoja šitam šaldytuvo viduje, tuomet jinai yra suspaudžiama ir atiduoda šilumą ten, kur reikia. Tai taip, žodžiu, tuo pačiu principu, kurio veikia šaldytuvas, jeigu pasidomėsit, pas mus gali veikti ir šilumos siurblys. O šilumos šaltinių gali būti pas mus gruntas, tokiu atveju grunte išvedžiojamas taip vadinamas lauko kolektorius ir šiluma gali būti paimama iš grunto. Čia yra mūsų Kauno technologijos universiteto naujas pastatas, kurį mes vadinam M-Lab. Tai jisai taip pat turi 13 geoterminių gręžinių iki 120 metrų, vertikalūs gręžiniai, iš kurių šitas pastatas pasiima šilumą. Nes paimti šilumą iš grunto yra labai efektyvu, nes grunto temperatūra per metus nesvyruoja tiek, kiek svyruoja oro temperatūra.
Na ir jeigu naudojat savo oro kondicionierius vadinamus ir galit juos perjungti į šildymo arba šaldymo režimus, tai yra lygiai tie patys šilumos siurbliai, kurie visada turės pas jūs vidinį bloką, išorinį bloką. Ir jeigu įrenginys veikia šildymo režimu, tai jisai paims šilumą iš lauko ir atiduos tą šilumą į vidų, o jeigu jūs norit šaldyti, tai jūs perjungiat cirkuliaciją į priešingą pusę ir tada paimat šilumą iš vidaus ir atiduodat ją į išorę per išorinį bloką. Tai taip pat galit pagalvoti apie tai, kad numatyti šilumos siurblių savo projektuose. Kalbant apie fotovoltinės sistemas, tai turbūt paprasčiausias dalykas, jeigu turit kažkokių šlaitinių stogų, kiek įmanoma labiau orientuotų į pietus, galit panaudoti tos stogus saulės energijai generuoti. Jūsų pastatas ne tik gali pats naudoti tą elektrą, kurią pagamina, bet perteklių taip pat gali parduoti į elektros tinklus arba atiduoti pasaugoti. Kartais architektai mėgsta netgi pastato konstrukciją sukurti tokią, kad būtų panaudota efektyviau saulės energija. Kaip šitam pavyzdį matot Seulo pastatą, kuriame tiesiog vietoj to, kad turėt lygų fasadą, jisai padarytas šiek tiek kampuotas, kad galima būtų įrengti fotovoltinius elementus ir juos po to per langus prižiūrėti, valyti ir taip toliau. Taip pat visada siūlau pagalvoti ir apie tai, kaip reikės tą pastatą prižiūrėti. Šitoje iliustracijoje galit matyti, kur yra efektyviausiai įrengti saulės kolektorių. Tai kaip sakiau, jeigu orientuojat į pietus ir paverčiat 45 laipsnių kampu, tai turėsit efektyviausią variantą. Jeigu ant fasado kabinsit, tai 30% mažiau efektyvų. Jeigu nukrypsit nuo pietų šiek tiek, bet nedaug, tai dar jūsų saulės kolektorius veiks pakankamai taip pat efektyviai. Jei norėsit pasižiūrėti pagal savo konkrečią vietą, kur ir kaip juda saulė, kaip jinai jūsų pastatą apšviečia, tai pasiieškoję internete galit susirasti tokį įrankį, kur užsidėsit savo tašką žemėlapį, pasakysit, kuri metų diena ir kokia valanda ir matysit visą saulės kelią ir kur saulė yra tuo metu. Na, bet ne tik tai panaudot, mums kartais reikia tą saulės energiją, bet lygiai taip pat siūlau jums pagalvoti ir kaip nuo saulės spinduliuotės apsisaugot, nes kuo mes daugiau dabar statom pastatų su dideliais stiklais, mėgstam ir matyti gražų vaizdą per langą, tai tuo didesnės problemos prasideda su perkaitimu patalpų. Tai taip pat pagalvokit, o kas bus, jeigu jūs norėsit išvengti to saulės šilumos ir šiek tiek kokią apsaugą jūs galėtumėt padaryti. Tai gali būti ir įvairios vertikalios, kaip sakyt, saulės šešėliavimo priemonės ir fotochromatiniai stiklai, kurie temdosi priklausomai nuo saulės spinduliuotės arba valdomos įvairios sistemos. Tai taip pat pagalvokit, nes su perteklinė šiluma kažkaip turim dorotis pastatuose. Na ir paskutinis dalykas, toksai, kurį galbūt noriu užkabinti čia, tai yra, kad mums taip pat reiktų pagalvoti, kad pastatuose mes galim pritaikyti pastatus, kad jie būtų natūraliai vėdinami, nebūtinai visada mums reiktų mechaninio vėdinimo, bet turbūt ir namuose gal kartais mėgstat atsidaryti langą ir prasivėdinti namus, nes tiesiog norisi to šviežio oro. Tai jeigu vėjo nėra, oras pastate paprastai juda visada į viršų, aukštyn, nes jisai sušyla, sumažėja jo tankis ir jis kyla į viršų. Jeigu turim vėją, tai kaip matot čia, vėjas dažniausiai nuo vėjo krypties filtruojasi įvairiom kryptim per pastato visą ilgį. Tai siūlyčiau jums pasižiūrėti pagal savo statybos vietą. Mes turim tokias taip vadinamas vėjų rožės. Dažniausiai Lietuvoje, jeigu turėsim vakarų kryptį, tai vakarų kryptis dominuos. Projektuodami savo pastatą galit pagalvoti, gal jį šiek tiek pasukti taip, kad tą vėją, sakykime, iš vakarų krypties panaudoti, arba jeigu ten yra Kauno marios, galbūt nuo Kauno marių jūs tikitės, kad tas oras judės. Ir čia pabaigai tiesiog tokį vieną iš pastatų įdėjau jums įkvėpimui, tai yra NASO's pastatas, kurį jie suprojektavo pradėdami nuo to, būtent iš kurios krypties vėjas judės į šitą sklypą. Ir suformavo pastatą ne vieną didelį, bet iš 2 korpusų ir vėjas atitekėdamas į pastatą, jisai gali jį natūraliu būdu vėdinti. Kaip matot, langai
fasadų yra šiek tiek paslėpti, šiek tiek įgilinti, nes saulės spinduliuotės irgi bandoma yra išvengti ir tie stogeliai, kurie yra prie langų, irgi taip pat yra su fotovoltiniais elementais. Tai žmonės vaizdą pro langą mato, bet turi šiek tiek tokį kaip viršutinį stogelį, kuris apsaugo juos nuo perteklinės saulės spinduliuotės. Na ir visas pastatas taip pat gali būti natūraliu būdu vėdinamas. Čia taip atrodo va, tas fasadas, kur šiek tiek paslėpti yra tie langai. Na ir ką, kūrybinės sėkmės jums. Labai trumpai čia viskas, bet manau, kad jeigu kažkas sudomino, galite tikrai patys drąsiai susirasti daugiau medžiagos internete. Sėkmės.